Tai ši nuotraukų serija republikuoja istorinį moters kūną, kaip galima sakyti, įrėminimą, kuris meno istorija dažnai būdavo vaizduojamas dailininkų kaip jų vizijos objektu. O akvariumas čia tampa kaip ir šiuolaikinė muziejaus tokia vitrina ar rėmas, kurioje moteris yra eksponuojama ir vertinama kitų žmonių žvilgsniais. Ir per visą tai iš tikrųjų galbūt netgi kyla klausimas, kiek šiandieninė moteris yra pajėgi pati formuoti savo tapatybę, o kiek jinai yra vis dar vertinama per kitų žmonių žvilgsnius. Kaip moteris jaučiasi viduje, galbūt jinai gal jai nepatinka, jie visi stebi, vertina, ypač pavyzdžiui vyrų žvilgsniai galbūt vis tiek yra tas sukuriamas, toksai kuriamas vaizdas. Tai vat nuo to turbūt ir atsispyrė ta idėja, kad būtent moterų tapatybę reikia vaizduoti šiame darbe. Turbūt nebuvo gal vienas kažkoks konkretus momentas, tai labiau gal buvo stebėjimas, kaip vartotojai vaizdus, pavyzdžiui, dalinasi socialiniuose tinkluose ir pastebėjau, jog tie patys klasikiniai grožio vaizdavimai buvo ir, pavyzdžiui, Renesanse ir tiesiog persikėlė dabar šiais laikais į ekranus. Trumpai tariant, forma pasikeitė, bet esmė liko ta pati. Ir turbūt visą tai norėjau vizualiai perteikti ir pateikti kaip akvariume tą visą vizualaus užrakinimo tokį momentą galbūt. Tai kiekviena moteris kūrėsi savo įvaizdį, tiesiog aš nupirkau jiems stilių medžiagą, tų spalvų buvo daug, visos skirtingos ir tiesiog jas daviau, kad jos pačios įsirinktų kokia jiems mėgstamiausia spalva, ar kas jiems patinka, kaip jos save įsivaizduoja. Ir pagal tai jie susikūrė savo stilių, realiai pagal tas medžiagas kažkokią savo įvaizdį. O būtent 4, kadangi pirminė idėja yra eksponuoti šias nuotraukas per vidurį galerijos, sukuriant akvariumą, tokį kvadratinį iš 4 pusių, kadangi 4 akvariumo sienos yra, ir sukurti tokį kaip ir akvariumą, kad būtų galima aplyti aplink ratu. Bet kaip seksis dar nežinau, jeigu techniškai pavyks įgyvendinti, tada bus labai super, o jeigu ne, tada bandysim eksponuoti kažkaip per kampą, kad vis tiek tą išlaikyti akvariumo idėją. Vanduo yra tokia terpė, kurioje žmogus, realiai nuo vandens žmogus žmogų pilną iškart sudaro vanduo. Tai galbūt ir ta terpė vandens yra žmogui artimiausia iš tokių, palyginus, ką mes turim daugiau, tai oras ir sekantis dalykas yra vanduo. Tai turbūt artimiausia tokį žmogui pasirinkau terpę, kurioje jis galėtų atskleisti ir parodyti save, nes jeigu mes nematom to kasdienybėje, tada kažkokią idėjus pakeitus terpę kitą, galima atskleisti tą žmogaus galbūt tą vidinę būseną, tokį kažkokį tiesiogiai gal neišeis perteikti, bet konceptualiai tikrai tą galima perteikti per skirtingas formas, tą, ką aš ir bandžiau daryti. Kadangi visuomenė sukuria tą stiklinį, galima sakyti, tokia kaip ir narvą ar burbulą, bet vidinė būsena tame burbule, galima sakyti, adaptuojasi. Tai tas, pavyzdžiui, mano fotografijose vanduo ir stiklas būtent rodo tą iškreiptą savęs suvokimą, kuris gimsta dėl nuolatinio stebėjimo ir vertinimo. Ir tą iš tikrųjų galbūt svarbu ir perteikti patiems ir žiūrovams, ir stebėtojams, kad galbūt reikia nebebūti tiems pasyviems tokiems savęs idealizavimo kūrėjams, o būti tikrasis aš, kas esu, tik būti savimi geriausia. Turbūt natūraliai galbūt gavosi tas toksai estetiškumas kažkiek, kadangi sukuriamas vitrinos įvaizdis, to estetiškumo, to vitrinos įvaizdžių norėjau sukurti, kad būtų tas kuriamas idealus vaizdas, bet tuo pačiu ir jaučiama kažkoks kitokia vidinė būsena, ne tik tai, kad gražus paveikslas, bet kažkas yra ir daugiau. Tai va būtent pasitelkiant tas tapybinės tokias priemonės, tiulį naudojant, sukuriant tokį lengvumo jausmą vandenyje, buvo kuriamas toks vaizdas, kad atsirastų to tokio estetiškumo, bet tuo pačiu ir neramesties. Šiam darbui turėjo daug įtakos ir kiti autoriai,
ir jų inspiracija man tikrai gal buvo ganėtinai tikrai didelė. Ir turbūt galbūt viena iš ryškiausių autorių, tai gal buvo Eglės Rakauskaitės darbas Meduje taukuose, kuriuose kėlė tokį kaip ir diskomfortą žmogui, sukurdama tokį nejaukumo jausmą. Aišku, tai buvo performances, bet ir tikrai gilią reikšmę turintis darbas. Kažkiek panašumo galbūt yra, bet ir skirtumo yra didelį, kažkokio, kadangi Eglės Rakauskaitės darbuose daugiau vis tiek yra tasai toks kaip ir performanso galima įvardinti tipas, kuriame jis savo tą medžiagiškumą daugiau naudoja netipinės medžiagas padardinti kūną, tai yra medus, taukai, kur šis pagalvojęs, kad tokia medžiaga yra, šis kaip jame būtų galima išbūti kaip žmogui, kelia klausimą. Mano fotografijų serijose galbūt toksai jaučiamas tas daugiau pozavimo ir vaizdavimo žmogaus, kaip jis jaučiasi galbūt, nors ir atrodo viskas sukurta estetiškai gražu, bet galbūt žmogaus viduje yra chaosas ir kažkokias nežinomybės ar pasimetimas. Tai galbūt šie aspektai būtų pagrindiniai. Taip pat Romaldo Pažerskio darbai su Ritos Stankevičiūtės parodoje Dulkės ir vanduo. Taip pat turėjo didelį įtaką, manau, visą tai, kadangi jų darbai semiasi žymių žmonių veidais, sudedant šalia nuotrauką su dulkėmis iš Burning Mano Romaldo Pažerskio fotografuotų nuotraukų. Taip pat galėčiau paminėti ir Viletą Bubelytę, kuri savo darbais vaizdavo tą moters tokį kūną, bet jo neidealizuodama, o perteikdama, kaip mano, galbūt save pati jinai, tas moters kūno suvokimo parodymas galbūt buvo irgi stiprus labai inspiracija šiam darbui. Galbūt didžiausias yra skirtumas, kadangi jis yra fotografuoja savo kūną kaip ir tokį perteikia galbūt savęs vaizdavimas, o mano kūryboje aš daugiau pridedu išorinį žmonių žvilgsnį, tokį kaip kai žmogus tampa stebimas ir vertinamas kitų žmonių. Ir tada skiriasi santykis iš tikrųjų galbūt su savimi. Tiek Viletos darbose yra labai galbūt artimas ryšys tiek tarp jos, o čia yra toks daugiau jaučiamas atskirtis tokia, galbūt ne tik atskirtis, bet priešprieša galima gal taip įvardinti, kurioje žmogus tampa labiau toksai eksponuojamas. Tai kažkiek panašiai, bet tuo pačiu aišku skiriasi, kadangi jo darbose galbūt yra kažkiek to gamtos motyvo tokio, bet taip pat ir yra stiprus darbose jo kūno idealizavimas, kaip ir gal dalinai ir aš turbūt to darbo irgi siekiau tą kurti, bet galbūt mano fotografijos yra daugiau to tokio kuriamo savęs idealizavimo, perteikiant per savo vidinę būseną, kadangi norėjusi sukurti tose fotografijose, kad viskas būtų estetiškai gražu, bet to pačiu jaustųsi žmogaus viduje kažkoks neramastis ir kažkas kito žmogaus viduje. Nes dažniausiai taip jaučiamės, galbūt viršuje mes turim tą skirtingų savo kaukių, bet viduje galbūt žmogus jaučiasi visai kitaip. Gal jis liūdnas, gal jis linksmas, gal jis apkrautas problemom, mes to nežinom. Tai vat, ir tas kuriamas įvaizdis mūsų ne tik tais dažnai susikerta su tuo. Tai, ką mes matome išorėje, o kas yra žmogaus viduje, tai būtų ir neparodome dažnai to tikrojo savęs. Tai aišku, pirminė vizija tikrai išliko per visą nuotraukų seriją ir viskas tikrai nelabai kas keitėsi, bet tikrai aišku ir pati fotosesija tikrai nebuvo irgi nenuspėjama, kadangi aplinka irgi buvo labai neįprasta, tiek ir fotografavimo buvo labai, kaip sakoma, turėjom daug iššūkių, bet viską manau susitvarkiau, viskas buvo puiku. Ne puiku, bet tikrai buvo viskas, manau, gerai. Ir galima netgi sakyti taip, kad vis tiek ir pats fotografavimas vandenyje irgi tikrai buvo nenuspėjamas, manau. Tad vizija visada koregavosi kažkiek minimaliai, nes
kadangi stiklas atskleidžia tokią kaip ir laužia, vanduo laužia stiklą ir sukurdamas tokį efektą, kurio nesuplanuos realiai. Bet manau, kad tikrai viskas pavyko, buvo pagal planą, o deformuoti vaizdai, manau, netgi kaip tik kai kuriuose vietose sustiprino tai visą tą mano pirminę idėją, kadangi kaip ir aplinka mus deformuoja mūsų tapatybę, realiai kaip ir aplinka deformuoja mūsų tapatybę, tad manau tikrai viskas kaip ir pavyko. Man tai galbūt pagrindinė atskleidė, koks stiprus ir vis dar ryškus yra tas išorinis žmonių žvilgsnis, kadangi net ir būdami laisvi, kai sakome, mes vis tiek net nesąmoningai save koreguojame pagal tai, kaip mus mato kiti. Ir tai privertė susimąstyti, kur baigėsi visuomenės lūkestis ir kur prasideda tikrasis aš. Tai turbūt linksmiausia gal buvo, kai važiavom pasiimti akvariumą į Domeikavą ir buvom buvom pasiėmę priekabą. Tai ir buvom sudėję, kad apdėti tą akvariumą polistirolu, kad jis nesudužtų vežant. Ir buvom pririšę jį prie, įdėję priekabą, bet taip nestipriai su dirželiu vienu sutvirtinę, bet jie taip tokie plaukiantis buvo ir kažkur važiuojant laukuos jie išskrido visi. Tai teko po to eiti per laukus ir ranką tą polistirolą. Šiaip tikrai visas procesas praėjo gerai. Pradžiai teko, aišku, buvo daug darbo jį išplauti visą ir kad žmogui, kai sakoma, įlysti modelį būtų viskas saugu. Kampus reikėjo apšlifuoti su bulgarke. Aišku, iš viso garažo padarėm, realiai mes ir studiją turėjom visas sienas uždengti juodai, kad nesimatyti, nes visur aplinkui mėtėsi įvairios mašinų detalės ir visokie rakandai. Tai jau, bet šiaip visas procesas tikrai buvo, manau, fainas, įdomus, patirtis. Tikrai kartočiau, manau, visą. Kažkokį galbūt ateityje ir reiks kažką panašaus padaryti, kadangi jau su akvariumu tai yra šitas kaip ir darbo tęsinys. Aš savo pirmame kurse dariau, fotografavau žmonių veidus akvariume, ten tai buvo tik tais grynai žmonių veidai ir piešiant jų kaukės. Tai tęsiant šios idėjos temą kažkaip po to, galvojau, reikia vystyti šią idėją toliau, bet dabar jau biškai didesnė mastu ir kitokia tema biškai. Tikrai, manau, esu patenkintas rezultato. Aišku, galbūt ta pati pirminė idėja tai buvo gal fotografuoti iš akvariumo pačios, bet dėl techninių sunkumų to labai sunku būtų. Bet tikrai tas dabartinis rezultatas man tikrai labai patinka ir tikrai džiaugiuosi tai, kad pavyko įgyvendinti šį projektą. Ir jo, tikrai manau, kad viską įgyvendinom kokią 99% visos pirminės idėjos. Ir įdomi patirtis tiek ir patiems modeliams, kaip pat klausiau po fotosesijos, tai kaip jaučiatės, ar patiko, ar nepatiko. Tai tikrai jie pasakoja, kad patirtis įdomi, kiti vadino, kaip buvo kaip džakuzi, kitoms buvo kaip ir toks nejaukus kaip ir patirtis tokia, bet vis tiek tuo pačiu įdomi, kadangi fotosesija nėra įprasta. Tai va, tai tikrai manau džiaugiuosi su rezultatu, ką pavyko įgyvendinti. Šiuolaikiniam žmogui galbūt reikėtų mažiau save idealizuoti ir kurti savo kažkokius rėmus pagal tos nusistovėjusius stereotipus. Ir kitas dalykas, kad mes nebūtume tokie kaip tik tai gražus objektas ar gražus vaizdas, o kurį kiti mato per kažkokį galbūt stiklą ar suformuotą kažkokią tokią kaip ir idėją ir pradėti patiems, galima sakyti, naikinti tos stereotipus ir būti tikrais patiems savimi, pačiais tikrų savimi.